Garbėsiu Kristui, dėl naujų suvaržymų, dėl koronaviruso vėl persikeliame į virtualią erdvę mūsų katechezės apie Dievą Kūrėją. Katechezėse jau kalbėjom apie pradžios knygos pirmą skyrių, antrą skyrių. Buvo toks bendras įvadas, kokiam žanrui jos priklauso ir kad tai nėra mitas, tai yra teologiniai tekstai, kurie atitinka tiesą, teologinę tiesą, istorinę ir gamtamokslinę tiesą. Ir dabar atidžiau pažiūrėsime į pradžios knygos pirmą skyrių, tiksliau nuo pradžios knyga pirmas skyrius pirma eilutė iki antros skyriaus ketvirta eilutė. Ir šita dalis vadinama heksameronu. Heksameron graikiškai reiškia šešiadienis, šešios tvėrimo dienos. Tai yra pati švento rašto pradžia, pati, galima sakyti, įžanginis tekstas į visą švento rašto istoriją, Dievo žodį. Jis prasideda tokiais žodžiais hebrajų kalba: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Bereshit pradžioje. Nuo to pirmo žodžio prasideda ir vadinasi visa knyga, pradžios knyga. Bara sutvėrė arba padarė, Elohim tai yra Dievas, daugiskaita, Elohim dievai, bet būtent ta daugiskaita reiškia Dievas. Hashamayim tai yra dangus, daugiskaita. Dažnai šventajame rašte kalbama ne apie dangų, bet apie dangus, reiškia keletas dangų. Ve'et haaretz ir žemė. Dangus ir žemė reiškia visą tvarinyje. Tie du žodžiai apima ir dvasinius tvarinius, ir angelus, ir visą materialę tvarinyje. Tai yra dangaus kūnus, šviesulius, dangaus tai, ką matome danguje, o haaretz, žemė, tai yra žmonių gyvenamoji erdvė, žemės paviršius, taip pat požemis arba pragaras ir ta atmosfera, kuri yra betarpiškai virš žemės paviršiaus. Iš pradžių keletas tokių įvadinių temų, o paskui pažiūrėsime kiekvieną eilutę atskirai, nes šitame šešiadienyje tikrai kiekviena eilutė turi savo didžiulį svorį, kiekvienas žodis yra apgalvotas, yra labai griežta struktūra to šešiadienio pasakojimo ir netgi kiekvienoje dalyje žodžių skaičius ir tų žodžių skaičiaus simetrija turi reikšmę. Reiškia, visas tas šešiadienis yra nepaprastai kietai sukonstruotas toksai tekstas. Ir todėl kiekvienas žodis turi savo reikšmę ir galime netgi teikti, kad šičia turime atvejį pažodinio įkvėpimo. Reiškia, kiekvienas žodis turi savo ypatingą teologinę reikšmę. Kada įvyko visa tai, ką aprašo šešiadienis? Tai reiškia toks klausimas, ar šventasis raštas moko, prieš kiek metų sutvertas pasaulis ir sutvertas žmogus. Ir tokia ir buvo tradicija tiek žydų Senajame testamente, tiek judaizmo, dabar tiek krikščionių tradicija ir taip pat islamo tradicija, kad pasaulis sutvertas maždaug 5 ar 6 tūkstančiai metų prieš Kristų. Reiškia, pasauliui yra apie 7 tūkstančiai metų. Turime pripažinti šitą tradiciją ir turime matyti, kad tai buvo lyg savaime aišku bažnyčios tėvams per ilgus šimtmečius ir tūkstantmečius bažnyčios istorijos iki naujųjų laikų. Tačiau drįstume teigti, kad šventasis raštas šito nemoko. Kodėl? Todėl, kad nerasime nė vienos švento rašto eilutės, kur būtų parašyta: pasaulis sutvertas prieš tiek ir tiek metų. Tokio teiginio nėra,
o yra tik tai švento rašto skaitytojų arba aiškintojų sudaryta suma įvairių metų, kurie yra nurodyti šventajame rašte. Yra genealogijos patriarchų ir tų patriarchų gyvenamieji gyvenimo metai yra susumuojami ir iš to susidaro tam tikras metų skaičiaus iki Adomo ir Ievos. O kadangi manoma, kad pasaulio sutvėrimas iš tikrųjų įvyko per 6 kalendorinės dienas, reiškia tai praktiškai labai trumpų laikotarpių, reiškia Adomo ir Ievos sutvėrimas ir pasaulio sutvėrimas praktiškai yra vienalaikiai įvykiai ir todėl metai būdavo skaičiuojami vadinamoji metų skaičiavimo sistema Anno Mundi, reiškia nuo pasaulio sutvėrimo pradžios. Tai buvo tradiciškai skaičiuojami metai tarp krikščionių pirmajame tūkstantmetyje ir taip išliko judaizmo tradicijoje būtent šita Anno Mundi sistema. Tačiau jeigu pasižiūrėsime atidžiai, tai visos įtakingos ir svarbios Anno Mundi tradicijos yra visiškai skirtingos. Jos visiškai skirtingai suskaičiuoja tuos metus ir todėl matome, kad čia nėra absoliučiai jokio sutarimo, o kur nėra sutarimo, mes negalime kalbėti apie apreiškimą arba apie Dievo žodį arba apie kažkokią apreikštą tiesą, kurią privalome priimti. Ir todėl pagristas teiginys, kad vis dėlto šventasis raštas mus nemoko, prieš kiek metų yra sutvertas pasaulis. Taigi imame chronologiškai. Seniausia tokia sistema, tai yra 160 metai po Kristaus. Rabinas Juozapas ben Halafta parašė tokį Seder Olam Rabach. Seder Olam Rabach šitame kūrinyje rašoma, reiškia, tai atspindi ankstyvąją judaizmo, reiškia judaizmo kaip nuo krikščionybės atsiskyrusio Senojo testamento teisėjų religijos, jų chronologija. Adomas sutvertas 3760 metais prieš Kristų. Tai išeitų, kad maždaug, tarkim, 2009 metai Anno Domini išeitų Anno Domini reiškia viešpaties metai nuo Kristaus gimimo, 2009 metai. Jeigu perskaičiuotume į Anno Mundi pasaulio metus, išeitų 5769 metai. Tai maždaug dabar gyventume apie 6000 metus po pasaulio sutvėrimo. Tai yra pati seniausia mums žinoma Anno Mundi skaičiavimo sistema ir jinai yra įtakinga judaizme. Toliau einame 330 metai po Kristaus, yra šventasis Eusebijus iš Cezarėjos, bažnyčios rašytojas ir jo veikalas Chronikon. Ir vėliau juo remiasi šventasis Jeronimas, švento rašto Senojo testamento vertėjas į lotynų kalbą. Ir jisai skaičiuoja visiškai kitaip ir staiga išeina Anno Mundi 5199 metai prieš Kristų. Matome, pas žydus buvo 3760 metų, o pas Jeronimą 5199 metai. Skirtumas yra milžiniškas. Nors ir tas rabinas Juozapas ben Halafta ir Eusebijus ir Jeronimas skaičiavo remdamasi tuo pačiu švento rašto tekstu. Šitas skaičius perimtas į Romos martirologą. Ir būtent kiekvienais metais per Kalėdas martirologija skaitoma kaip iš liturginės knygos, kad būtent 5190 metais po pasaulio sutvėrimo Dievo sūnus įsikūnijo ir atėjo į žemę. Toliau turime 6 amžių, 525 metai po Kristaus, yra kitas vienuolis Dionizijus Egziguus. Jisai dirbo Romoje ir jo
rašymo jo veiklos metais jisai apskaičiavo, kad dabar yra 525 metai po Jėzaus Kristaus. Taigi jisai pradeda tą tradiciją skaičiuoti metus nebe nuo Anno Mundi, nuo pasaulio sutvėrimo, bet Annus Domini, nuo Kristaus gimimo. Ir šitą sistemą vakaruose Europoje išpopuliarino šventasis Beda garbingasis anglų teologas savo bažnytinėje istorijoje 8 amžiuje. Taigi nuo 8 amžiaus Europa pereina prie metų skaičiavimo ne nuo pasaulio sutvėrimo, bet nuo Jėzaus Kristaus. Ir štai šventasis Beda 8 amžiuje rašo, kad pasaulis sutvertas 3952 metais prieš Kristų. 3952 metai. Nedaug skiriasi nuo, kaip matėme, žydų apskaičiuoto 3760 metų. Toliau maždaug tuo pačiu metu yra Panadoras Aleksandrijoje. Parašė Pasaulio kroniką ir remdamasis Septuaginta, tai yra graikiškuoju Senojo testamento vertimu, apskaičiuoja, kad pasaulis sutvertas 5493 metais prieš Kristų ir net nustato, kad 1 rugsėjo dieną. Reiškia, netgi taip apskaičiuoja, kad tai buvo rugsėjo 1 diena. Ir tai vadinamoji Aleksandrijos era, kuri buvo populiari Egipto krikščionybėje, Egipte graikiškajame. Toliau 7 amžiuje toksai vienuolis Georgijos graikas perskaičiavo šitą Aleksandrijos erą ir buvo nustatyta vadinamoji Bizantijos era, pasaulis sutvertas pagal ją 5509 metais prieš Kristų rugsėjo 1 dieną. Ir šitą datą oficialiai vartoja iki šiol stačiatikių bažnyčia visame pasaulyje. Jie toliau savo liturginiuose tekstuose ir kitur skaičiuoja ne nuo Kristaus gimimo metus, taip kaip vakarų Europoje, bet nuo pasaulio sutvėrimo. Ir tai buvo oficialus valstybinis metų skaičiavimas Bizantijos imperijoje iki jos žlugimo 15 amžiui ir taip pat Rusijos imperijoje iki Petro didžiojo reformų 18 amžiaus pradžioje. Rusija skaičiavo metus būtent 5509 metai prieš Kristų ir vėliau po Kristaus. Toliau 17 amžiuje Airijos kalvinistas protestantas James Ussher apskaičiavo, kad pasaulis sutvertas 4004 metais rugsėjo 21 dieną prieš Kristų. Ir šita Usherio data įsigalėjo tarp protestantų. Jeigu paskaitysite įvairias protestantų Biblijas, komentarus ir taip pat ypač protestantų fundamentalistų literatūrą, tai pasaulis yra sutvertas 4004 metais prieš Kristų. Ir tai kažkaip labai keistai primena masonerijos Anno Lucis, reiškia šviesos metai, 4000 metai prieš Kristų. Ir taip imame pačią seniausią datą, 5509 metai, ir atimame pačią naujausią datą, 3760 metai, ir išeina, kad tarptų visų skaičiavimų yra net 1749 metų skirtumas, milžiniškas skirtumas. Tai reiškia, remdamiesi hebrajiškų tekstų, remdamiesi Septuaginta graikiškojų tekstų, remdamiesi lotiniškąją Vulgatos Bibliją, patys autoritetingiausi metų skaičiuotojai taip skirtingai skaičiavo, kad tarp jų pasaulio sutvėrimo datų išėjo net 1750 metų skirtumas. Tai reiškia, visi tie skaičiavimai remiasi žmogišku autoritetu, tai yra žmogiškos nuomonės, bet niekas negali sakyti, kad tai yra apreikšta tam tikra tiesa ir kad šventasis raštas, tai yra Dievo žodis, teigia, kad pasaulis buvo sutvertas prieš kažkur tai 7000 metų. Tai neturi tikrai tokio autoriteto. Kai kurie, ypač stačiatikių autoriai, bando priešingai įrodinėti
kad tai dogmatizavo visuotiniai susirinkimai. Reiškia, kalbama apie trečiąjį Konstantinopolio susirinkimą 7 amžiuje, kurio trečiasis kanonas mini 6199 metus. Reiškia, kad tas nutarimas to susirinkimo būtent tais metais buvo priimtas. Tačiau tai yra tik tai tam tikra užuomina. Tai yra lyg tarp kitko paminėti metai, kadangi, kaip sakėme, Bizantijos imperijoje ir stačiatikių bažnyčioje metai skaičiuojami būtent pagal tą bizantinę erą. Tačiau tai nėra joks to susirinkimo nutarimas, kad iš tikrųjų kaip dogma šitas patvirtinimas tos datos, kad pasaulis tada ir tada sutvertas. Ir panašiai yra Nikėjos antrasis susirinkimas 787 metais. 6 sesijoje buvo perskaitytas nežinomo autoriaus traktatas prieš ikonoklastų ereziją. Ir čia yra žodžiai: Kristus mūsų Dievas 5501 metais atėjo pas žmones ir gyveno su mumis 33 metus ir 5 mėnesius. Bet tai nėra paties Nikėjos susirinkimo iškilminga ištarmė, bet tai yra tiesiog tame susirinkime buvo perskaitytas tam tikras traktatas, kaip tam tikras autoritetingas šaltinis toje kovoje prieš ikonoklastus, bet tai nėra paties susirinkimo žodžiai ir jokių būdų nepaskelbta, kad tai yra dogma, kad Kristus atėjo pas žmonės 5501 metais. Ir be to, jeigu perskaičiuosime, tai tas visiškai netitinka mūsų minėtojo Konstantinopolio trečiojo susirinkimo. Reiškia, tarp tų susirinkimų yra maždaug 100 metų skirtumas, o matome šiek tiek skirtingas datos skaičiavimo, šiek tiek skirtingas datas. Taigi net tarp tų dviejų susirinkimų nėra vienybės ir iš vis nėra kalbos, kad visuotiniai bažnyčios susirinkimai būtų kažkaip tai patvirtinę ar dogmatizavę pasaulio sutvėrimo datą. Taigi, kada įvyko visa tai, mes neturime nuorodos šventajame rašte ir šitos bandymai kažkaip ypatingą reikšmę tam suteikti metų skaičiui ir užsispirti, kad pasaulis sutvertas prieš 7000 metų, mes tikrai neturime jokio teologinio pagrindo. Šventasis raštas apie tai nekalba. Toliau šešiadienis heksameronas turi labai griežtą struktūrą. Turime 6 dienas ir per tas 6 dienas yra 8 Dievo darbai. Reiškia, 3 ir 6 dieną turime po 2 Dievo darbus. Šventasis Tomas Akvinietis savo sumoje, pirmoje dalyje, šitą struktūrą aprašo taip, kad pirma, tai yra opus creationis lotyniškai. Tai yra tvėrimo darbas. Pirmiausia yra tveriama iš nieko. Tai, ko nebuvo, reiškia, materija ir forma yra sutveriama. Antroji dalis šito šešiadienio darbų, tai yra opus formationis, formavimo darbai. Ir šitas formavimo darbai skiriami į opus distinctionis, tai yra atskyrimo darbai, kai atskiri atskiros kosmoso erdvės arba pagrindinės tokios struktūros, ir opus ornatus arba papuošimo darbai. Kadangi šventajame rašte kalbama apie judančius tvarinius ant žemės paviršiaus kaip apie tam tikrą papuošalą žemės. Tai reiškia, opus formationis, formavimo darbas susideda iš erdvių atskyrimo ir tų erdvių papuošimo būtybėmis. Tokia yra logika šešiadienio.
ir paskui po šešiadienio eina 7 diena, Dievo poilsio diena. Taigi Opus Creationis, pradžios knyga, 1 skyriaus 1 eilutė. Dievas sukūrė dangų ir žemę. Pirmos dienos pradžia, pirmykštis chaosas be skyrimo ir be papuošalų. Kaip matysime, tas sutvertasis kosmosas buvo tam tikroje chaoso būsenoje. Nebuvo aiškaus atskyrimo tarp šviesos ir tamsos, tarp vandens ir sausumos, viskas buvo lyg sumišę. Ir tada tokioje sumišusioje tvarinyje, sumišusiame kosmose negali niekas gyventi, jokios gyvos būtybės, jokios, konkretus kūriniai. Taigi pirmiausia reikia paruošti jiems erdvę, reikia paruošti atskirtas sferas, kurios nesimaišytų, kurios nekonkuruotų viena su kita, neužlietų ir neprarytų viena kitos. Ir tada tik tai susidaro sąlygos tam papuošimo darbui, atskirų kūrinių sutvėrimui. Pradžios knyga, pirmas skyrius, 4 eilutė yra pavartotas žodis atskyrė. Ir todėl tai vadiname opus distinctionis. Taigi pirmos dienos pabaiga, pirmas darbas, šviesa ir šviesos bei tamsos atskyrimas. Tai yra 3 ir 5 eilutė. Šviesa atskiriama nuo tamsos. Šis atskyrimas turi tam tikrą pažintinę reikšmę, pažinimo arba tokią gnosiologinę reikšmę. Turi būti pirmiausia šviesa, kad apskritai matytume, kad Dievas, galima sakyti, įeina į kambarį, pirmiausia uždega šviesą ir tada tik tai susidėlioja darbo įrankius ir pradeda pasaulio konstravimą, nes kitaip nieko nesimatytų ir negalėtum dirbti. Ir taip pat nesimatytų tų atskirų tvarinių. Reiškia, tas matymo aspektas yra svarbus šešiadienyje. Antra diena, antras darbas, tvirtuma atskiria vertikaliai viršutinius ir žemutinius vandenis. Tai yra atmosferos vandenis, kurie kartais išsilieja ant žemės ir per daug tų vandenų praktiškai sugriautų visą gyvenamąją sferą, užtvindytų pasaulį ir nebūtų įmanoma gyvybė. Ir todėl tvirtuma turi atskirti viršutinius ir žemutinius vandenis, o žemutiniai vandenis tai yra okeanai, jūros, ežerai, upės, tai kas yra teka žemės paviršiumi. Tai yra nuo 6 iki 8 eilutės. Trečia diena, trečias darbas yra jau horizontalus vandens ir sausumos atskyrimas. Tai yra nuo 9 iki 10 eilutės. Taigi pirmiausia vertikaliai atskiriami viršutiniai ir žemutiniai vandenys, o paskui horizontaliai vanduo atskiriamas nuo sausumos. Ir taip susidaro atskira viršutinių vandenų sfera arba atmosferos sfera, žemutinių vandenų sfera vandens gyvūnams ir sausumos sfera sausumos gyvūnams ir žmogui. Visiškai logiškas sfera, logiškas struktūrizavimas. Dabar ar tas struktūrizavimas yra esminis, ar jisai yra atspindi mūsų akimis gamtamokslinę tiesą? Žinoma, kad atspindi. Niekur čia nematome jokio prieštaravimo mokslui. Taip ir yra. Yra atmosferos vandenis, yra ant žemės tekantis vandenis, yra vandenis telkiniuose susitelkę ir yra sausuma. Mes tai matome. Ir šitie skirtumai iš tikrųjų turi reikšmę svarbiausių gyvūnijos sferų, gyvūnijos tokių kategorijų atsiskyrimui. Yra paukščiai, yra žuvis, yra sausumos gyvūnai ir augalai. Taigi tai turi reikšmę. Ar tai yra fundamentalūs atskyrimai? Jeigu dabartinis kosmologas rašytų, tai žinoma sakytų, pirmiausia atsiskyrė
kaip ta vadinama barioninė materija, nuo kažkokios tai pirmykštės plazmos. Paskui toj barioniniai materijoje susidarė protonai ir elektronai ir iš tų susidarė atomai, o paskui iš atomų molekulės, tada iš kažkokių dulkių debesų susiformavo šviesuliai, Žemės planeta, Žemės geologiniai sluoksniai, Žemės pluta ir branduolys ir taip toliau. Reiškia, jam atrodytų, kad taip reiktų skirstyti, kad tai yra esminis ir fundamentalus skirstimas. Bet mes kalbėjome, kad šventas raštas yra antropocentrinis, reiškia iš žmogaus taško žiūrint, ir antroposkopinis, reiškia iš žmogaus mastelio žiūrint. Ne iš kosminio visos visatos mastelio ir ne iš mikro kažkokių dalelių mastelio, bet iš žmogaus, tai ką jis plika akimi gali matyti ir tai, kas yra aktualu jo kasdienėme gyvenime ir paskui išganimo istorijoje. Reiškia, šventasis raštas visiškai nesijima kosmologinių kažkokių arba mikroskopinių aprašinėjimų, o tiesiog iš visos realios fizinės visatos atskiria tik tai kai kurios aspektus, kurie turi reikšmę žmogui ir jo išganimo istorijai. Tai reiškia, kad tai nėra išsamus aprašymas, arba jis nepretenduoja į fundamentalius fizikinius, astronominius, kosmologinius skirstimus, bet jo skirstimas yra, galima sakyti, ad hominem, pritaikytas žmogaus masteliui, žmogaus gyvenimui. Bet tas pritaikymas arba relatyvumas, kad tai iš žmogaus varpinės žiūrint, reiškia jo praktiniam gyvenimui, tai nereiškia, kad tas aprašymas yra nemokslinis, ar kad jis yra prieštarauja mokslui ir fizikai. Jokių būdų neprieštarauja. Mes čia jokio prieštaravimo nematome su moderniuoju mokslu. Taigi, pradžios pirma eilutė, pirmos skyrios pirma eilutė kalba apie sukūrė, ketvirta eilutė kalba apie atskyrė, tada yra trys atskyrimo darbai, opus distinctionis. Ir dabar trečioji šešiadienio struktūros dalis, opus ornatus, papuošimas, šitų atskirtų sferų papuošimas. Žodį puošti mini pradžios knygos antros skyriaus pirma eilutė. Šventasis Tomas šitą žodį iš čia paima. Taigi turime ketvirtą darbą toje pačioje trečioje dienoje. Matėme, trečią dieną trečiasis darbas yra horizontalus vandens ir sausumos atskyrimas, o ketvirtasis darbas yra augalai ant tos sausumos. Tai yra 11 iki 13 eilutės. Augalai išauga iš žemės, žemė išdaigina augalus. Nekalbama, kad Dievas sutvėrė augalus atskirai, bet jisai pavedė kažkaip taip pačiai žemiai arba sausumai išauginti šitos augalus. Reiškia, atsiranda gyvybė kaip pirmasis papuošalas, bet šitas pirmasis papuošalas, jis yra lyg tokie žemės plaukai. Reiškia, žemės paviršius arba sausuma suvokiama kaip vienuma su augalyje. Augalyje yra jos lyg toks kailis arba padengimas plaukais, reiškia kažkas priklausantis žemei. Ir todėl nekalbama apie gyvybės kaip tokio sutvėrimą mūsų dabartinė prasme, mes skirstome, kad tai yra fundamentalus lūžis arba skirtumas, kad pirmiausia buvo negyva materija, o paskui atsirado gyvybė kaip milžiniška revoliucija. Ir taip pat jis nekalba apie visas kitas gyvybės formas. Nekalbama, kad pirmiausia susikūrė bakterijos, buvo sukurtos bakterijos, paskui kokios nors archėjos, paskui pirmuonys, o paskui vandens augalai, paskui sausumos augalai, grybai ir taip toliau. Reiškia, mūsų dabartinė biologinė taksonomija tai atskiria kaip atskiras tokius fundamentalius suskirstimus arba karalystės. Tai yra bakterijos, archėjos, pirmuonys,
Prie šitų pirmuonių prisiskiria ir dauguma vandens augalijos vadinamosios ir paskui augalai ir grybai. Tai šitas skirtumas išaiškėjo praktiškai tik 20 amžiuje. Ir iki tol visos šitos nejudančios ir neturinčios juslių gyvybės formos būdavo priskiriamos augalams. Ir todėl Linėjaus taksonomijoje visa tai yra priskiriama augalų karalystiai. Taigi priekaištauti, kad šventasis raštas netitinka dabartinės mūsų 20 amžiaus taksonomijos, tai irgi yra visiškas nesusipratimas, kadangi šventajam raštui tai visiškai nesvarbu. Mokslinė taksonomija jinai skirsto pagal genetinį principą ir pagrindinį, reiškia, kūno struktūros, biologinio organizmo struktūros principą. Ir todėl aiškiai matosi skirtumas, tarkim, tarp bakterijų ir archėjų, arba tarp bakterijų ir augalų, arba tarp augalų ir grybų. Galime ir genetiškai, ir struktūriškai tos skirtumus matyti. Bet tai šventajam raštui visiškai nesvarbu. Šventasis raštas nėra botanikos ar grybų mokslo kažkoks tai vadovėlis ir jis visiškai tuos dalykus nesigilina ir todėl ignoruoja arba tiesiog nemini tų visų biologinių skirtumų. O kas jam yra svarbiausia, kad tai yra kaip ant sausumos augantis dalykai, kurie bus vėliau naudingi gyvūnams ir žmogui kaip maistas ir viskas. Tai yra jo vienintelis interesas. Ir todėl priekaištauti šventajam raštui dėl nemoksliškumo tos vietos taip pat nėra jokio pagrindo. Toliau 4 diena, 5 darbas. Šviesuliai apgyvendina viršutinį dangų ir yra atskiriama diena nuo nakties. Tai yra tarp 14 ir 19 eilutės. Ir čia, žinoma, viena iš svarbiausių šešiadienio tokių problemų. Kaip čia dabar taip yra, kad jau nuo pradžių yra atskiriama šviesa nuo tamsos, kad yra dienos ir naktis, rytas ir vakaras, o staiga tik tai 4 dieną ir 5 darbas atsiranda šviesuliai, saulė, mėnulis, žvaigždės ir netgi augalai yra prieš tai. 3 dieną 4 darbas augalai, o mes žinome, kad sausumos augalai naudoja fotosintezę ir jie apskritai negali gyventi be saulės, tai yra vieno iš tų šviesulių šviesos. Ir čia yra kaip įrodymas, žiūrėkit, naivi, absoliučiai nemokslinė švento rašto kosmologija, absoliutus nesigaudimas kosmoso tvarkoje. Apie tai mes kalbėsim vėliau. Apie šviesulius, kas tai yra tie šviesuliai ir kodėl jie čia paminėti. Dabar nesigilinam, dabar peržiūrim bendrą struktūrą. 5 diena, 6 darbas, lotyniškai vadinami akvatilija ir volatilija. Akvatilija tai yra vandens gyvūnai arba plaukikai, plaukėjai. Tarp tų plaukėjų yra tai, ką dabartinė biologija priskiria žuvims įvairiausių rūšių, taip pat vandens visokiausiams moliuskams, aštuonkojams, šliužams, visa tai, kas vandenyje gyvena, akvatilija. Žinoma, tai yra biologiškai labai skirtingos rūšis, bet šventajam raštui tai visiškai nesvarbu. Ir volatilija tai yra visi plasnojantieji arba skraidūnai. Tarp tų skraidūnų gali būti paukščiai, o gali būti žinduoliai, taip kaip šikšnosparniai ar vabzdžiai, įvairiausių rūšių skraidantis vabzdžiai. Taigi jie biologiškai priklauso visai skirtingoms karalystėms, bet jų kaip tokia gyvenimo sfera yra atmosfera, oras ir tuo jie skiriasi nuo akvatilija ir nuo ant žemės ropinėjančių gyvūnų. Taigi šitas skirstimas taip pat nėra joks ne antimokslinis, o tiesiog iš žmogaus požiūrio ir tai, kas žmogui yra svarbu. Kad vienos gyvos būtybės juda vandenyje, kitos gyvos būtybės juda ore.
ir jie apgyvendina žemutinius vandenis, tai yra ant žemės tekančius vandenis, ir apatinį dangų, tai yra atmosferą virš žemės paviršiaus. Šeštoji diena yra vėlgi du darbai. Septintasis darbas tai yra animalija, tai yra gyvūnai. Gyvūnai, kurie vaikšto žemės paviršiumi. Taigi matome, kuo skiriasi augalai nuo plaukikų, skraidūnų ir gyvūnų, tuo, kad augalai yra pririšti tam tikrų būdų prie žemės ir jie nejuda. O plaukikai, skraidūnai ir gyvūnai, jie juda, jie nėra pririšti prie žemės. Tai yra esminis skirtumas, judėjimo arba laisvo judėjimo elementas. Taigi tai nėra mokslinis skyrimas genetinis, taip pat nėra skyrimas pagal jusles, kad vieni neturi juslių, o kiti turi jusles, taip kaip aristotelinė arba tomistinė biologija į tai žiūri, bet esmė yra judėjimas. Vieni nejuda, yra pririšti, o kiti juda atskirose sferose, arba vandens sferoje, arba oro sferoje, arba žemės sferoje. Ir šeštosios dienos aštuntasis darbas yra žmogaus sutvėrimas, įsakymai žmogui, ir paskui ta žmogaus tema jau yra eksplikuojama antrojoje pradžios knygos antrajame skyriuje. Septintoji diena yra šabo įvedimas ir Dievo poilsis. Tokia yra bendroji šešiadienio struktūra. Ir šita šešiadienio struktūra iš esmės atitinka mūsų paprasto žmogaus akimis tokį grubiai apibūdinamą kosmoso struktūrą ir netgi chronologiją. Iš tikrųjų, akvatilija, tai yra vandens plaukikai, atsirado pirmiau negu žemės gyvūnai. Ir iš tikrųjų žmogus atsirado vėliau negu gyvūnyje. Ir iš tikrųjų augalai yra senesni už daugumą gyvūnų, jeigu prie tų augalų priskirsime ir bakterijas, archėjas, pirmuonis. Taigi, bendrais bruožais žiūrint, viskas atitinka, išskyrus, kaip matėme, 4 dienos 5 darbas šviesuliai. Apie tai bus atskirai kalbama. Pratęsime katechezę kitą dieną.